Taip. Gerai, tai mano veiduko tada nereikia turbūt. Gerai. Failų įkėlimas visų pirma. Tai ateinam, failų sąrašas, kelti dokumentą ir va čia pasirinksim failą. Aš tą pasižiūriu, ką čia galima pasirinkti. Ko nors nesmeniško. Kaip čia? Kaip čia? Na gerai, kažkokį belės tvarkaraštį mesiu, tarkim. Nu, pasirinkau. Tada čia pavadinimas, kaip vadinsis failas. Nu, taip. Tai va čia bus pavadinimas, pagal kurį tu matysi, kaip failas vadinasi pačioje sistemoje. Tada, jeigu tai yra, tarkim, mokymų planas, ar kas ten buvo, nu, kur tipo kiekvienai programai skirtingas, tada tu pasirenki, kuriai programai. Jeigu pasirinksi kažkurią programą, tai tas dokumentas bus matomas tik toje grupėje, kuri priklauso šitai programai. Čia suprantama? Taip. Jeigu nepasirinki, bus matomas visose. Tada kol kas buvo poreikis pradžios, tarpiniai, baigimo dokumentai, tai kadangi aš tai dariau ne vakar, o jau praeitą savaitę ar užpraeitą, tai aš galiu spėti, kaip veikia. Tai berods tu gali susižymėti kelias varneles. Nu gerai, bandom įkelt, žiūrim, neužmėtus erorais. Super, neužmėtė. Nu, ir iškart matosi failo pavadinimą. Taip, tada čia yra duomenų grupės kažkokios, su joms truputėlį pasižaisti reikės, bet gerai, jeigu aš noriu įdėti kažkokią tai reikšmę, tai spaudžiu pridėti tagą, pasispaudžiu, kur aš noriu tos reikšmės, tarkim čia, paskui bus galima tą poziciją šiek tiek stumdyti. Tai va čia prisidėjau, nors tarkim pasirinkti, tarkim, norėčiau užrašyti tavo pareigas ir tavo vardą pavardę. Nu, tai va, paspaudžiu pareigos, jau viena varnelė atsirado, ir tada paspaudžiu tavo vardą. Tai tokiu eiliškumu, kaip sužymėjau, tokiu eiliškumu ir atsiras. Nu va, aš norėjau tik tavo vardą ir pavardės. Spaudžiu, išsaugoti tagą. Gerai, tuo iš virškins, va, atsirado. Occupation, worker. Tada noriu aš pridėti kokį nors kitą tagą, va, tarkim, žinau, čia pasirinksim ir norim pasižymėti, tarkim, programos pavadinimas, programos kodas ir, ką žinau, ką ten dar būna įdedam, nu ir tarkim, ten nežinau, whatever, trukmė valandomis, tada aš noriu dar rašyti, kad tai yra val, nu nes trukmė valandomis, tai tau užrašys skaičių. Kada rašytų žodelį val, spaudžiu čia ir užrašau, nu, tarpukas, val, taškas, tarpukas. Tada noriu dienomis, pasižymiu dienomis, tada, gerai, gal iš tikrųjų tarpo nereikia, ne, tai d taškas tarpas, ne. Nu ir tarkim dar noriu savaitėmis, sav taškas tarpas, nu kaip pavyzdys, ne, spaudžiu išsaugoti. Nu, dabar to susivirškins, va ir ką mes matom. Programos pavadinimas, programos kodas, programos valandos, įdėtas tavo žodelis val, programos dienos, įdėtas d, savaitė, įdėtas sav. Va, tai išsisaugoja toksai. Jeigu aš noriu tik tai įdėti žodelį kažkokį, aš galiu, nežinau, čia kur nors paspausiu, parašysiu labas rytas, paspausiu išsaugoti, tavo tas labas rytas kaip ir išsisaugo. Taip, tada iš tikrųjų, norint išsiaiškinti pilnai, kaip kas veikia, tai, nu, gautum pasižaist, nes, nu, tarkim, yra kurso pradžia žodžiais, ne, nu, tai ten būna, kad ten reikia 23 metų žodis turi būti gegužės, ten kažkokia diena. Tai va, čia yra žodis, paskui yra skaičiais. Kurso pabaiga, žodžiai skaičiais. Jeigu gerai pamenu, tai data, man atrodo, šios dienos. Paskui grupė, ne, tai valandos per dieną. Dalyvavimo statusas, čia dalyvavimo statusas, čia būtų lankomumo tvarkaraščiai. Nu, paskui dar data skaičiai žodžiais, data žodžiais, jeigu mėnesio galas, nu, tarkim, kai mes pateikiam ataskaitą
pamėnesiui, tai arba bus kursų galas, arba paskutinta ten ta darbo diena. Nu, paskui iš studento pusės, tai čia gan atrodo paprasčiau, sutarties, vardas pavardė, visi kiti dalykai. Lankomumo tau nereikės, iš esmės čia vieną kartą jisai daromas buvo. Paskui su užimtumo tarnybos dalykais, man atrodo, lygtais dauguma šitų dalykų turėtų veikti. Dar su tais adresais reikės kažką sugalvoti, kur tu man rašiai. Nu, tai iš esmės daugmaž tokiu būdu renkamės, dėliojamės dalykus. Nu, ir galiausiai, kai baigiau dėliotis, nu, galiu spausti, tarkim, baigti failą redagavimą. Taip, tai šitas dabar failas, kurį aš sukūriau, atsirado čia, failas, kurį kėliau. Jeigu spausiu redaguoti, tai aš galėsiu redaguoti jo pavadinimą, galbūt priskirti programą arba pakeisti programą, jeigu ne tą priskyriau, ir nuspręsis, ten bus pradžios ar pabaigos dokumentų. Jeigu spaudžiu pildyti, tada aš atsiduriu vėl tame pačiame lange, kur aš jau prieš tai žymėjau dalykus, ir vat aš čia matau tai, kas buvo sužymėta. Ką mums šito reikia, tai tuoj parodysiu. Visų grupių sąrašą naujame lange. Mūsų testavimo grupė, tarkim, testinė tiksliau. Gerai, pasirenku dokumentą, važiuok failas, kurį kėliau. Rado, pasirenku studentą, kas darė. Nu, spaudžiu generuoti, ne? Pasižiūrėsim iš karto gatavą rezultatą. Tuo aš jį atsidarysiu. Nu, aš tai užkrovė, arba mes matom, automatinio testavimo mokymai, kodas, žiūrėk, rašo 140, žodelis val, kurį dėdėjom su tarpu, nes dėjau pradžioje tarpą, po to tarpą, 18 pradėjau be tarpo, su tarpu po to sav irgi atsirado. Tai liūdžiau, labas rytas, o čia dokumento administravimo specialistė Kamilė Kubekaitė, ne, nu va, sudėliojom. Tada aš galvoju, kad galbūt va šitas tekstas nesusilygiuoja va su dienos planu, ne, jis biški žemiau atrodo. Ką reikia daryti? Tai va, ateinu čia va ir matau labas rytas. Nu, x-as, y-as kaip veikia supranti, turbūt x-as ir y-as vertikaliai. Tai man reikia pasikoreguoti y-ą. Pradžios taškas, kaip sakant, koordinačių plokštumos, tuo palapinis skrynas. Iš tikrųjų, atskaitos taškas yra žiūrimas nuo viršaus. Tai va čia yra 0. Čia yra 0, 0. Nu, čia, tarkim, 100, 100. Ne? Man reikia reiškia, jeigu aš noriu pakelti viršų, aš turiu pamažinti skaičiuką. Tai čia buvo 100 kem1 su dideliu po pakablelio, tai padarom kokius 139 vietoj 100 kem1 spaudžiam atnaujinti. Vat atsinaujina. Gerai, einu vėl pageneruoti dokumentą. Nu, va, dabar matom, labas rytas, pakilo į viršų šiek tiek, lyginant su praeito. Matai, praeitas dokumentas. Tokiu būdu galima jos pasistumdyti ir kažką padaryti. Kadangi ten buvo labai daug įvairių niuansų ir kartais būdavo, kad kažkas vizualų pavyra. Sekundėlę. Gerai. Taip, kadangi būdavo, kad ten kartais staiga viskas pačiuožė žemyną, ne? Nes ten žaidžiausi ir su šriftais, ten visokių fintų teko daryti, kad viskas gražiai sutilptų. Tai tokiu atveju, jeigu absoliučiai viskas pačiuožė, tai tada tu man gali sakyti, aš tiesiog nueinu per SQL ir parašau, kad reikia to failo visus dokumentus stumtelti ten keliais pikseliais aukščiau ar žemiau. Tai yra greičiau negu rankytėmis kiekvieną stumdyti, patikėk, esu bandęs rankom stumdyti, tai užtrunka. Nes, nu, čia tai aš įdėjau keletą tik dalykų, jeigu mes kokį, nežinau, nu va, pasižiūrėkim pasakė pavyzdys. Tai va, čia tų laukelių yra nemažai. Jeigu kiekvieną reiktų pasistumti, nu, truputėlį užtrunka. Na, okei. Kas čia dar? Dar vienas svarbus dalykas, tai dar nueikime į failas, kurį pildyti, ne? Gerai, tai dabar mes turime, šitas vat, yra vienas lapas, antras lapas ir trečias lapas. Yra 3 lapų dokumentas. Kas nutiktų, jeigu aš prašokčiau kažkurį lapą? Nu, bet pirmame pildėm, antram dabar nieko nepildau,
Ir, nu, tarkim, čia pasižymėsiu, ką nors parašysim irgi kokią nors tekstuką, išsisaugojam. Tai aš dabar gavos, kad prašokau vieną lapą. Ir tai iš tikrųjų sukelia problemų. Nu, va, ir prasideda visokios nesąmonės. Tai iš esmės, ką mes turėtume daryti, gerai, aš pasirefrešiu. Ką mes turėtume iš tikrųjų daryti, nu tai va dabar, kur čia užrašiau AAA, tai čia man turėtų jį ir atspausdinti. Bet va ties antrų lapų mes ką padarom, pasirenkam pridėti tagą, belenkur, antram lapę paspaudi ir išsaugai. Tai iš esmės tau išsaugos į tuščią, va, atsirado tuščią. Ne? Gerai. Va, ar tikrai nori trinti, tai nepatiko, gali ištrinti, jeigu blogai suformatavai, pavyzdžiui. Ne? Arba, pavyzdžiui, buvo dokumentai, kur reikėjo tik tai pradžioj kokiam trečiam lape kažką pradėti rašyti, o pirmam nieko. Tai, nu ką, pridėti tagą, pasižymė, išsisaugai tuščią tagą, va toks gaunas, reiškia, šitam lape, pabandys kažką uždėti, uždės gražų nieko, antram uždės gražų nieko, nu ir tada trečiam tik tai kažką sukonstruos. Tai iš esmės eiliškumas turi irgi būti, pasiėmė pirmą lapą, ten kažko prisidėjai, antras, trečias. Taip sakant, nepraskipink, nes paskui nenori įveikti. Tai ta prasme, čia kiekvienam lape kažką tai reikia uždėti, kad nemestų eroro. Jo, nu ta prasme, jo, grinai, nes matai, ten sistema gaunas taip, kad jinai pasiema tavo vieną lapą, tada jinai pasiema sudėtas reikšmės tam vienam lapui, ten suka ciklą, bando ten dalykus priklijuot ir jeigu tam lapė nieko nėra, jisai būna tiesiog pasimeta, nesupranta, kas vyksta. Tai iš esmės, jeigu tavo dokumento pildymas prasideda nuo antro ar nuo trečio lapo, tai tiesiog išsaugai tuščią tagą, kad jisai per daug nepyktų. Nu va, dabar padariau tą pakeitimą ir jis iš karto jau dabar generuoja, nebepyksta. Galim dar atidaryti. Tai va, čia mes pirmam lapė visko čia dėliojom, antram... Kodėl man tik tiek rodo? Ai, čia tiesiog prašoko man tikrai. Čia vienas lapas, čia antras, čia trečias. Gerai. Tai va, mūsų pirmas lapas, kur mes dirbome, antras, kur nedarė nieko, ir trečias mes čia... Gal irgi teksto neįdėjau, bet nu kažkas tokio. Čia tada galima įdėti reikšmę. Aš manau, kad jeigu norint ten super, duper, nice ir gražiai, būtų galima bandyti sudarinėti kokią nors, nežinau, žodyną, kad šitos reikšmės, kas čia yra sužymėta, nes jau gyvas galas yra, kad paskui čia kai rašo, nu tai aš žinai, kai rašiau programos pavadinimas, programos kodas, programos valandos, tai man dar kaip ir daugmaž aišku, kas čia. Sekančio etapo, jeigu kažkas netingėtų, būtų galima galbūt ir sudaryti žodyną, kad jeigu rastas progname, tai kad užrašytų šitoje vietoje programos vardas ir panašiai. Bet nu čia į šitą vietą bus lendama ganėtinai retai. Tų dokumentų naujų, aš įsivaizduoju, irgi ten ypatingai daug nereikės. Ar nusimato dar krūvos naujų dokumentų? Nu dabar šiandien pas mus, tarkim, Cyberio grupė startuoja, tai vakar jau aš ten sudariau naujus tvarkaraščius, mokymų planus. Tada rugsėjo gale irgi reikės, galvoju, ir to paslaugų steigimo akto ar panašiai. Tai tai grupiai praktiškai, nu, didžioji dauguma dokų bus nauji. Paslaugų suteikimo aktas. PSA, tai PSA yra universalus, tinkantis visom programom, tai tau jo naujo daryti nereikia. Tau vienintelis yra informacijos, kuri nesutampa. O tai kodėl jūsų paslaugų suteikimo aktas nebus toks kaip visi kiti? Gali atversti tą dokumentą. Tuoj, palauk, aš tiesiog išgeneruosiu į kokį nors. Nes, nu, jeigu yra paslaugų suteikimo aktas, tai būtų gerai, kad jie būtų unifikuoti, kad nereiktų kas kartą. Na gerai, mano kompė dar nepastumdyta, bet, nu ką, kodukas, data, miestas, programos pavadinimas. Ai, nu jo, ten sukrenta kita info. Nu tai jo, okei. Jo, nes čia ir buvo ta idėja, kad jeigu tau reikia paslaugų akto, kad jisai visom programom ir tiktų. Jo, okei. Gerai, su paslaugų aktų tvarkoj. Ko tau reikės įdėti mokymo planą. Dedant mokymo planą, tu turėsi pasirinkti, kad yra cyber security.
Na, tai visų pirma, čia turi atsirasti tavo tas cyber security. Tai yra, tu įkeli programą. Yra IT sistemų ten. Aš kaip tik norėjau iš tikrųjų per va, šitą susitikimą pakalbėti, paklausinėti, ką jūs sugalvoja dėl cyber security, nes atsiranda poreikis. Ir iš esmės aš kaip ir galėčiau, jeigu būtų poreikis, gal kokiam kovo balandžio mėnesiui pasiūlyti jau irgi vieną žmogų cyber security dėstymui, būtent Cisco, dar kažkas tokio. O tu pažįsti Brigitą, mūsų IT HR? Čia nauja kolegė. Aha, taip. Jo, mes pradėjom po truputį bendrauti, tai su ja kalbėti, ne? Jo, nes jinai čia labiausiai derino, aš tai tik su dokumentais dirbu, tai Gerai, tai aš nelabai galvoju tą temą kaip tik, žinai, pasikalbėti, ar jūs planuojat kažką, bet fainai jūs jau pasileidžiat patys. Gerai. Tada mokymo programų sąrašas ir dabar, tarkim, atsidarysiu, palauk, aš ties pirmą nesąmonės ir dariau. Ai, ne, dariau realioj sistemai, ne savo kompe. Tarkim, nueinu peržiūrėti automatinio testavimo mokymai. Nu va, ir čia tvarkaraštis, realiai, kiek šitoje programoje turėtų būti paskaitų, tai tiek mes turim. Modulio pavadinimas, dienos planas. Tai čia va, pirma diena, antra diena. Nežinau, kodėl po to, kai... Tai čia dabar redagavime. Tai yra 1, 2, 3, 4. Toks išdėliojimas. Kai mes ateinam naują daryti, tai truputėlį... Gerai, sako, pirmą susikur bent vieną tokią grupę, kad apskritai egzistuotų, tada galėsi pildyti. Gerai, gal šitą bus. Nu va, kai ateinam kurt, tai kuriam vertikaliai. Nu va, skaičiukai vis tiek yra. Pavadinimas, bet svarbiausia, viską susipildai, išsisaugai. Tada šitie galės jau sukristi tą dinaminį daiktą, kurį generuoja. Jeigu nusprendė, kad čia viskas blogai, paspaudė trinti tvarkaraščius, mano linksmieji užrašai, kad tikrai pagalvot antrą kartą prieš paspaudžiant, nu ir tada išsitikni. Nes aš pradžio buvau padaręs, kad tu ateini, paspaudė, atsidaro kūrimo langą, suvedi vieną dieną, išsaugai, vėl grįžti kažkur, pagalvoji, čia galima pražilti, jeigu reikia 60 dienų sužymėti. Tai perdariau ant tokio varianto. O dabar galvoju, tu buvai atsivertęs tą, kur dėl web mokymų programos buvau minėjus, kad ten sukrenta visai bet kur ten ta informacija. Ne, žinok, dar iki to nebuvau priėjęs, bet va dabar tik tuoj nueisim pažiūrėti kartu.